Kelionė iš Velso į Škotijos Land End. Na šeimyna, kelintą valandą nakties ir 3 valandos nakties, kur mes einam, ką? Na, pažiūrim. Laiką turim. Kiek ir? Nesimato, žinau. 52. Na, va, šviečia, nesimatot, kai. Bet pažiūrėk, prie kokio gražumo mes pareinam. Kaip čia gražu. Tikiuosi, čia mums įleis ir galėsim įeiti pažiūrėti iš arčiau. Iš tikrųjų, čia sakė, kai reikia bilietus pirkti, bet tikėkimės, gal jų nereikės pirkti. Pažiūrėk, kaip pašalė, kiek palauk buvo temperatūros dabar? -6. Tai va, esam Škotijoje. O šitas grožis, kokiam čia mieste dabar yra? Nebežinau. Nu, anyway, netoli Edinburgo yra kažkur tai. Kaip, Pauliukai, sakė? Glasgow. Prie Glasgow. Kaip čia gražu. Bet kas per dydis. Vajei. Einam, Pauliukai, čia niekas turbūt, aš negalvoju, kad čia kas nors įvyks, ką nors sakys, mes dailiai eisim, mes nieko čia mes nedarysim. Čia ir staliukai. Vasaros metu, žiūrėsim, bandysim ir toj dar dienos metu ateiti. Pamatysit, kaip dienos metu atrodo. Pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Tos arklio galvos. Super. Kai prieisim arti, tai mes turėtum skruzdėliukai būti prieš tos arklio galvos. Nuostabiai gražiai. Nu va, žiūrėk, va sūnus stovi, va Jėzau, kurta tai visa didybė, visa grožybė virš mūsų ir tu savo, kaip gražu. Ne tas žodis, kaip čia gražu. Yra fontaniukai. Labai gražiai yra aplinka, labai gražiai sutvarkyta, viskas nuostabiai gražu yra. Pakankamai slidu, žiūrėkit ir va. Ir leduką kažkas kažkur rado. Ai, čia stiklas yra kažkur. O kas čia po to stiklu? Pažiūrim. Nieko nesimato. Tamsu rytoj pamatysim dienos metu. Matosi? Ai, čia tiesiog taip tik tai stiklas. Arba gal užšalė yra, gal nesimato. Tai va. Ateisim rytoj dar pažiūrėsim dienos metu, ne? Pamatėm naktį, o dabar reikės dar dieną pažiūrėti. Čia gal ir į vidų netgi leidžia, kai jau jeigu nusiperki tiketus. Ką? Ne? Ai, galbūt lempas gal keičia, kažką. O, kaip gražu. Pažiūrėkit. Gražu, čia va, dar kažkas, tai čia yra, net neįsivaizduoju, kas čia dar, kažkoks dar kitas pastatas. Na nieko, mes jau viskas. Grįžtam į savo namučių, savo kemperiuką. Kiek pravažiavęs kartu esu, Pirmą kartą matai dabar šį čia nenormaliai. Bet pravažiavęs esi buvęs, ne? Daug kartų. Eik tu? Va, matai. Nu, įspūdingai, atrodo, tikrai įspūdingai. Siūlo pamatyti kiekvienam ir dieną ir naktį. Tai va, rytoj mes pažiūrėsim dienos metu. Pamatėm ir parodėm jums naktį, o dabar ateisim dieną rytoj. Kaip ir sakiau, keliauju ne viena. Mūsų šturmanas. Va, mūsų vairuotojas.
Ui, laikomis. Čia trafikiukas, žinokit, buvo. Trafikiukas, reikėjo truputėlį, žinokit, sustabdyti. Patvarkyk šuniukus. Nu, nieko baisaus. O Patvarkyk šuniukus, vyrai būdelį. va, trafikas yra, nes rodo navigacija yra liktai 6 minučių. avarija ir 6. Trafikas. Ne, ai, čia tik trafikas, aš galvoju, kad avarija rodo, ne, čia tik trafikiukas prie žiedo matyti yra. Tai va. O ką toliau? Galiu toliau parodyti, kas mūsų dar keliauja. Keliauja va mūsų sūnus ten gale. Šuniukų, žinokit, tvarko, nes stabdėm biškį smarkiai ir šuniukai truputėlį priekį pavažiavo. Su savo būdelėm. Įvyko staigus trafikas, tai va, sutvarkė viską. Viskas gerai? Viskas gerai, nu ir super. Tai va, nu ką, keliaujam toliau. Jeigu kur, ne jeigu, aišku, kur sustosim, kur kaip kas kur ką, tikrai parodysim, kur mes sustojom, kaip ką mes gražaus pamatysim, tikrai su jums dalinsimės ir viską jums parodysim. Liko Ane? važiuoti. O mum, žinokit, liko, parodysiu, navigacija mum rodo 4 valandos 7 minutės. Nu, kaip ir sakiau, apie 5, 227 mylis. pusė 6 panašiai turėtumėm būti, nes vis tiek sustosim. Ar tai į tualetą, ar tai ko nors, dar ko nors, žinot, tai visur visko būna, tai va. Šiandien Tokios bus vakare tokelytės. nauji metai. Taip, šiandien švęsime naujus metus. Vau, va, Škotijos policija važiuoja pro šalį, žinokit. O, aplenkė mus. Jo. Gau. Ir tarp kitko, va, dar norėjau papasakoti, žinokit, kaip Škotijoje įdomiai yra švenčiami naujieji metai. Naujieji metai yra švenčiami Škotijoje kaip ugnies diena. Jie degino ugnį, degina ten laužus, specialius fakelus visokius degina. Ir Škotijoje reikia būtinai naujus metus sutikti su viskiu. Pasirūpino mano vyras ir viskiu šiandien, taip kad mes pagal škotiškas tradicijas sutiksim kaip naujus metus. Nu, aišku, mes vėliau parodysim, kaip mes sutinkam naujus Dar metus. sakoma yra, kad Nu, jeigu pirmas žmogus ateis tamsus, tai neš tau laimę. vau, O matei? jeigu ateis šviesus, tai nelabai. Mhm. Tai kur čia reikės tą tamsų pasigauti, kad pirmus ateiti mūsų duris pasibelsti. Plaukus Į plaukų spalvą dar tamsų turėtų būti. Nu, aišku. spalvą reikia. Taip. Čia turėjau menį plaukų spalvą. Tai va. Pasirodyk, Pauliukai, ką tu ten, kur tu ten esi? Ai, šitai va. Ne, tai kaip eilinį kartą, žinot, telefonai, ausinkės ausyse ir viskas, ir keliaujam. Yra kaip yra. Tai va, mes keliaujam su savo kemperiuku, šilta, su savo namuku, žinok, vaizdo, čia tai jau. kelionė. Didesnė. Nu, jau turbūt didesnė, turbūt pirma mūsų kelionė tokia, kur jau, kad išsiruošim ilgesnį kelią kažkur. Tai buvom čia pat išvažiavę pasivažinėti, pernakvoti kelias naktis, bet taip, tai va tokia ilgesnė kelionė tikrai pirma mūsų. Tai va, gerai tada. Ir iki greito. Škotijos keliukai kokie. Truputėlį parodysim, kur čia mes keliaujam, kaip atrodo visi gamtovaizdžiai, matot, kaip yra balta, gražu. Na, aišku, Lietuvoje, kai žiūrės, tai aš manau, kad ten yra pilna sniego, nu pas mus, aš taip galvoju ir aš sakysiu, sukryžiavę visus pirštus laikom, viską laikom, kad rytoj pasnigtų, aišku, nedaug geriau, nes paskui gali būti, kad galim nepravažiuoti mes su savo kemperiu. Bet kad truputuką sniego būtų faina labai. Ir čia nieko kol kas dar tokio, žinau, čia taip ypatingo, bet vis įdomiau kažkur kažkas, kai išvažiuoji kitur, kažkur kažką kitą kitur pamatai.
Tarp kitko, žinokit, dabar šiuo momentu laukia yra tik tai +2 pas mūsų. Tai todėl va dar yra, kad kai kurios vietos yra dar nenutirpusios. Čia dabar turėtų gražus, man taip atrodo, vaizdai biškiai atsiverti. Gražiau. Va, kempinga vieta. Stovyklauti, kempingauti. Bet mes važiuojame patį viršų. Kad jūs geriau matytumėt, kad tikrai yra gražu. Įdomu. Kažkas kitoniško nei pas mus Velse. Britiška Šveicarija. Ai, matai, čia kaip yra sakė, britiška Šveicarija vadinasi. Na jo. Čia įdomu, žiūrėk, medžiai tokie pabalė visi. A, čia nuo šaltukas, jo. A, čia šaltuko medžiai. Oi, kaip gražiai. O, čia tikrai labai gražu. Va, ne mes vieni su kemperiu keliaujam. Nesisveikino kemperistas su tavimi. Pasveikinasi? Aš daug ko nesisveikino, kėlė ranką ir... Nu, kemperistai, matot, aš irgi netaip sedais, vyras man papasakojo, kad jeigu kemperistai, kurie keliauja ir kelyje susitinka, jie vienas kitam kelia ranką, kad sveikinasi. Dabar jau visi tai yra mažiau. Čia yra senas tradicijas. Seniau, kol buvo mažiau kemperistai, labai sveikindavo. Dabar jau sveikinas, bet tie senieji. Tai va. Dar biškį vaizdų parodėm. Gerai vėl. Taip kad iki kito video vėl. Sveiki, mes vėl sugrįžtame. Sugrįžtame ir esam kokiam miestelį? Uitsau, Hitsu. Nu ką? Anyway, kažkoks, nebežinau dabar. Važiuojam per didelį tiltą, o čia gražus tiltas, matosi, va matomės, žiūrėkit, va, per tokią įlanką kažkokią važiuojam. Jo, ir pats tiltas. Va, nelabai matosi, lyja, žinokit, va, jei. Na, yra kaip yra. Mes bejėgiai prieš gamtinės sąlygas. Šiaurės liko. Yra kaip yra. Na, iki vietos mums liko dar 2 valandos ir 35 minutės važiuoti. Taip kad yra kaip yra. Dar esame kelyje ir keliaujame step by step pirmin. Kaip bebūtų taip, bet naujus metus vis tiek sutiksime jau šiaurinėje dalyje Škotijos. Kaip ir vadinasi, kaip the end, tai kelio galas, kaip land end, tai čia kaip žemės pabaiga. Tai va. Gerai tada, iki kito vėl pasimatymo ir susitikimo.
susitikimo, tiesiog norėjom parodyti jums tą gražų tiltą, kur čia mes keliaujam ir kiek mums dar liko keliauti. Nu ką, mes ir vėl su jumis, žiūrėkit dabar, važiuosim, va, kokie gražūs vaizdai ir tolumoje matosi toks tiltas, kiek jūs matot, tikrai matosi. Ir per šitą tiltą mes važiuosime į kitą pusę. Čia ne salos pusė, čia tokia kažkokia kaip įlanka, kažkas tai tokio, žinokit, yra. Nežinau, kaip vadinasi ta įlanka. Nelabai matosi. Tuoj pasakysiu, tai yra Romatry. Oh my god, net neištariu, žinokit. Ko gero, kaip čia parašyta. Nu, ko gero, žinokit, su škotišku akcentu neįmanoma kalbėti, neįmanoma man pasakyti. Tai va, dabar matosi aiškiai tas tiltukas. Mes per jį lėksime. Bet pažiūrėk, koks tai geras oras, kaip gražiai viskas matosi, super, labai gražu. Ir debesėliai kokie gražus. Pasipuošę beveik oranžiniai, taip naujų metų spalvai. Ne? Ugniniai, ugniniai debesis. Vis dėlto ateina ugninio arklio metai. Vau! Ribokim greitį, tatukai stabdyk, o tai baudų prisirinksma. Kažką dar naujo parodėm. Ir vėl iki kito karto, kada vėl kažkur kažką gražaus pamatysim ir vėl parodysim. Nu va, dar vienas tiltas. Važiuojam per dar vieną didelį tiltą Škotijoje. O tarp kitko dar ir norėjau paminėti šitas kelias, kur važiavom prieš tai per tiltą, dabar va vėl per tiltą važiuojam. Šitas kelias yra NC 500 kelias. Tai labai populiarus ir labai įžymus kelias Škotijoje, kur tikrai labai daug turistų važiuoja ir tikrai labai lankomas kelias čia yra. Žinokit, yra labai didelis vėjas per tą įlanką, čia važiuoti netgi buvo ženklas, kad būkite atsargus ir labai didelis vėjas yra. Jezovana visą šitai mum linguoja. Biški baisoka, bet ir dar kitko buvo pranašaujama, kad raudona vėja šį čia neša. Biški nieko gero šiandien, pažiūrėsim. Neapvers. Tikėkimės, kad neapvers ir rytoj laimingai atsibusim. Kaip? Baisiai šitam. Tampa baisiai jau. Todėl, kad čia atvira erdvė, labai didelė atvira erdvė yra. Tai va, tokios tokelytės vėl iš mūsų kelio. O toliau to baisa. Nu, negąsdink. Aš manau, kad bus viskas gerai. Kad gražiau turėtų būti dar vis. Nieko. Rytoj pasirodysim. Kaip kas kur ką. Aišku, dar šį vakarą pasirodysim. Čia dar ne paskutinis mūsų video.